griežtai myli krepšinį ir serga už krepšininkus. Mūsų ekranuose startiniai komandų penketai: Tel Avivo Maccabi, Simas Jasaitis, Nikola Vujčičius, Rodney Bufordas, Lioras Elijahu ir Vili Bainamas, Tonis Parkeris, Manu Džinobilis, Briusas Bowenas, Timas Duncanas, na ir Fabricio Oberto. Taip, toks penketukas pradės šias rungtynes San Antonijaus Spurs komandoje. San Antonijus praėjusiame sezone pateko tarp, sakykime taip, kelių stipriausių NBA lygos komandų. Nusileido San Antonijus Dallaso Mavericks krepšininkams ir neturėjo galimybės apginti NBA čempionų titulo. Simas Jasaitis, ne veltui jisai mums rodomas. Pastaruoju metu Simas Jasaitis yra vienas iš Tel Avivo Maccabi lyderių, taigi iš viso širdies norisi palinkėti Simui kaip įmanoma geriau pasirodyti ir šiose rungtynėse, nes jas stebi visas pasaulis. Ir Jungtinės Amerikos valstijos, ir Azijoje, daugelyje šalių šios varžybos yra transliuojamos. Mes labai nuoširdžiai džiaugiamės, jog ir Lietuvos krepšinio aistruoliai turi galimybę stebėti vienas geriausių tiek senojo žemyno, tiek NBA komandas. Timas Duncanas atidaro ir savo, ir San Antonijaus Spurs komandos taškų kraitį šiose rungtynėse. 2-0, kaip ir minėjau, daug bus žaidžiama apie Timą Duncaną ir be abejo tai visiškai yra suprantama. Timas Duncanas jau dabar yra tituluojamas vienu iš kelių geriausių puolėjų NBA lygos istorijoje. Įvertinimas yra didžiulis ir tuo mes turime galimybės įsitikinti, jog Timas Duncanas tikrai yra viena ryškiausių krepšinio asmenybių visame pasaulyje. Tonis Parkeris pradžiugina čia visus susirinkusius aistruolius savo įprastu reidu ir metimu. 4-0. Tel Avivo Maccabi krepšininkai kol kas neranda sėkmingų kelių link varžovų krepšio. Nikola Vujčičius prieš jį Timas Duncanas, na ir Vujčičiui šiandieną bus labai sudėtinga. Sudėtingas ir jo metimas skrieja pro šalį, neliečia kamuolys lanko, na ir dabar Nevenas Pagija duoda nurodymus savo auklėtiniams, kaip jiem reikėtų elgtis vienokioje ir kitokioje situacijoje. Jeigu neklystu, Nevenas Pagija ir papriekaištavo rungtynių arbitrams. Anot jo, galbūt pažeisdamas taisyklės mėgino apsiginti Timas Duncanas. Emanuelis Džinobilis iš toli. Netaiklus metimas nuo Fabricio Oberto. Be jokios abejonės kamuolys palieka aikštės ribas. Fabricio Oberto yra vienas iš tų kelių žaidėjų, kurie sugrįžta į Europą. Galbūt Fabricio Oberto neįtin dar žyba stipriausioje pasaulio lygoje, tačiau Europoje Fabricio Oberto tikrai buvo labai garsus krepšininkas ir turbūt tai ir buvo pagrindinė priežastis, kodėl šis žaidėjas persikėlė į NBA. Ta pati galima pasakyti ir apie Emanuelį Džinobilį, kuris buvo vienas geriausių krepšininkų Europoje. Džinobilis padėjo Bolonijos Kinderio krepšininkams 2001-aisiais tapti Eurolygos čempionais. Jau per pirmąjį savo sezoną Džinobilis vidutiniškai pelnė po 16 taškų, perimdavo po 3 kamuolius. Na ir statistika, tarkim, kalbant apie Emanuelį Džinobilį, galbūt nėra tokia tiksli, norint papasakoti, koks geras yra krepšininkas. Štai taip. Šias rungtynes savo taškų kraitį atidaro Tel Avivo Maccabi komanda. Neabejotinai gražiausias epizodas šiose rungtynėse, įspūdingas Bufordo dėjimas po komandos draugo puikiai pakabinto kamulio virš lanko. Timas Duncanas, 4. jo taškas ir vėlgi per Nikolą Vujčičių. Vujčičiui nepavyksta kol kas susitvarkyti su Timu Duncanu. Kaip minėjau, tai padaryti bus labai sudėtinga. Štai taip, Timas Duncanas dirba gynyboje, jokių šansų dabar nebuvo Vili Bainamui sėkmingai užbaigti atakos, vos neperima kamulio Rodney Bufordas. Nikola Vujčičius gražiai pakabino kamuolį Bufordui ir pastarasis pelno ne tik savo, bet ir apskritai komandos pirmosius taškus. Jeigu neklystu, Briusas Bowenas dengia Rodney Bufordą, o Briusas Bowenas, jūs be abejo puikiai žinote, tie, kurie daugiau domitės NBA krepšiniu, yra vienas geriausių krepšinio, gynybos specialistų stipriausioje pasaulio lygoje. Dar vienas Rodney Bufordo, dabar jau tolimas metimas skrieja pro šalį. Emanuelis Džinobilis prieš Simą Jasaitį. Jasaitis spėja sugrįžti į gynybą ir Džinobiliui nieko kito nebelieka, kaip tik tai atmesti kamuolį komandos draugams. 2 prieš 2 su Timu Duncanu. Netikslus Džinobilio perdavimas
komandos aukštaūgį ir toliau trina kamuolį Emanuelis Žinobilis. Neranda kam atiduoti. Na, o tie perdavimai jo yra labai rizikingi. 2 minutės 50 sekundžių. Simas Jasaitis su komandos draugais sugeba apsiginti nuo šios San Antonijos Spurs komandos atakos, nepažeidžiant taisyklių. 6-2 rezultatas nesikeičia, o taisyklės pažeidė būtent San Antonijos Spurs. Krepšininkai jie pernelyg ilgai kontroliavo kamuolį, na ir kone daugiau nei pusę atakai skirto laiko kamuolį trynė Emanuelis Žinobilis. Simas Jasaitis turbūt žino San Antonijos Spurs krepšininkai, jog negalima suteikti daug erdvės Simui Jasaičiui prie tritaškio linijos, kitaip galima brangiai sumokėti. Simas Jasaitis yra iš tų žaidėjų kategorijos, kuriem labai daug laiko nereikia išmesti kamuolį, stovint prie tritaškio linijos. Ir vos tik tai aplaidžiai varžovai sužaistų sekundę ar kelias, už tai galėtų sumokėti 3 taškais. Timas Dankanas ir vėl prieš Nikolą Vujčičius. Tonis Parkeris iš europietiško tritaškio, sakykime taip, atakuoja ir taškų pelnyti jam nepavyksta. Puikiai matome, kiek yra atitraukta linija NBA Europe Live projekte ir kiek jinai yra neįprasta tritaškio linija Europos klubams. Matome ir pagal Europos taisyklės tritaškio liniją, taigi skirtumas yra akivaizdus ir be abejo jisai yra palankesnis NBA klubams. Minutės pertraukėlė. Tęsime rungtynių transliaciją, baigėsi minutės pertraukėlė ir dabar Tonis Parkeris su komandos draugais mėgins padidinti savo 2 taškų pranašumą. Emanuelis Žinobilis 2 prieš 2 su Timu Dankanu. Kamuolys Tonio Parkerio rankose, ilgai jose neužsibūna. Žinobilis Dankanui. Dankanas yra rezultatyviausias San Antonijos Spurs krepšininkas šiose rungtynėse. Jisai pelnė 6 iš 8 taškų ir dabar Nikola Vujčičius jau su kamuoliu. Ieško pagrindinio komandos žaidėjo. Abili Bainamas ir dabar jau Lioras Elijahu su kamuoliu. Robertas Gori pasirodė aikštėje ir turbūt ne veltui, kiek nugirdau, jeigu teisingai nugirdau ir supratau Gregą Popovičių, kai jisai davė nurodymus minutės pertraukėlės metu, buvo kalbama apie tolimus metimus, pasinaudoti reikia galimybę, jog tritaškio linija yra arčiau. Timas Dankanas ir toliau tiesiog, na, traiško varžovus, pradžiai tai buvo Nikola Vujčičius, dabar jau taisyklės pažeidžia ir Janivas Grinas, neprilygsta kol kas nei vienas aukštaūgis Tel Avivo Maccabi gretose Timui Dankanui, galbūt dėl šios priežasties Nevenas Pahija pasodino Nikolą Vujčičių ir dabar su Timu Dankanu yra priverstas tvarkytis Janivas Grinas. Matėme pirmajame epizode, jog jam sėkmingai to padaryti nepavyko ir Timas Dankanas prie baudų metimo linijos. Netaiklus metimas, nėra jau tas iš pačių taikliausių metikų Timas Dankanas, tačiau meta jisai užtikrintai baudų metimus ir tikrai daug tikėtis tokių metimų pro šalį Maccabi komanda neturėtų. Simas Jasaitis nesugeba sugriebti kamulio, adresuoto jam ir daug prie to prisidėjo Timas Dankanas. Taigi dabar nieko nepešė puolime, į gynybą vėl grįžta Tel Avivo Maccabi krepšininkai. Briusas Bolanas, na, yra vienas iš tų žmonių, kurie gali pataikyti tolimus metimus. Robertas Gari, Emanuelis Žinobilis taip pat taikliai šaudo iš toli. Nedažnai jisai tai daro. Simas Jasaitis pažeidžia taisyklės stabdydamas Emanuelį Žinobilį. Žinobilis tos mesti 2 baudos metimų. Nespėjo Simas Jasaitis paskui greitai argentinieti ir Simas Jasaitis užsidirba pirmąją asmeninę pražangą, kaip minėjau, pradėjęs legionieriaus karjerą. Jūs puikiai žinote, jog domėjosi šiuo krepšininku, ypač domėjosi Ispanijos klubai. Tai buvo ir Tau Ceramika, ir Barcelona, ir galbūt netgi daugiau šansų buvo, jog Simas Jasaitis atsidurs būtent Ispanijoje, tačiau vėliau
gal kiek ir netikėtai Simas pasirinko Tel Avivo Maccabi klubą, na ir galbūt daug prie to prisidėjo ir pažįstamas treneris. Tai yra Nevenas Pahija persikėlė į Maccabi. Simas Jasaitis taip pat nusprendė keliauti ten. Kiek teko kalbėti su Simu, tau Ceramika, atleiskit, Barcelonos klubas, na, nebuvo pasirinktas ir dėl trenerio, nes Simui Jasaičiui labai jau Duško Ivanovičiaus metodai atrodo griežti ir, na, Simas prasitarė, jog jam neįtin patinka tas treneris, kuris reikalauja labai daug iš savo žaidėjų, žaidybinės drausmės ir rungtynėse ir treniruotėse. Nepanašus jisai į Tironą, į tokį, kokį turėjo prieš tai Lietuvos Ryto komanda ir Simui Jasaičiui teko žaisti. Emanuelis Žilabilius, štai taip, krauna kamuolį iš viršaus ir gražiai užbaigia greitą San Antonijaus Spurs ataką. 16-4. Na, netriuškinamas Maccabis pirmajame kėlinyje. 12 taškų pranašumas dar nėra ypač didelis, tačiau jog aikštėje matome tik tai vieną komandą, turbūt niekas nesiginčys. Nevenas Pahija dabar prašo minutės pertraukėlės, taigi kalbant apie Simą Jasaitį ir dėl Nevenos Pahijos jisai pasirinko Tel Avivo Maccabi komandą. Vėliau jau kaip pasirinko, jisai šiek tiek gailėjosi to varianto. Puikiai žinote apie karą Izraelyje ir kaip nesaugu yra tenai. Tai šiek tiek baimės įvarė ir Simui Jasaičiui. Dėl tos pačios priežasties į Maccabi labai sunkiai sekėsi prisikviesti pajėgius žaidėjus tiek Nevenui Pahijai, tiek klubo vadovams. Daugelis atsisako atstovauti vieną iš garsiausių komandų būtent dėl politinės situacijos Izraelyje ir krepšininkai pasirenka galbūt mažiau žinomus klubus, tačiau ramesnės vietas, kuriuose nekvepia karu, o jeigu ir tokie būna, tai jie labai nežymus. Visai kitokia situacija yra Izraelyje ir apie tai mes nuolatos galime matyti ir girdėti informaciją žiniose. Na, o čia ne pirmą kartą jau organizuojamas šis konkursas. Vaikinas vilkintis raudonas kelnes pirmasis pataiko, dabar jam reikės mesti iš vietos tarp tritaškio pagal NBA Europe Live taisyklės ir Europos. Ir jeigu jisai pataikys, laimės bilietą į Las Vegase vykstantį visų žvaigždžių savaitgalį, kuris buvo pristatomas, kaip tik stovėjo dvi žavios damos ir solidaus amžiaus vyriškis, kuris kviečia visus į Las Vegą, kai ten susirinks pačios geriausios NBA žvaigždės. Na ir pagal muziką supratau, jog nepavyko tam vaikinui pataikyti ir laimėti kvietimo į tenai. Kiekvienas dalyvis gauna prizus, taigi labai didelis nusivylimas neturėtų apimti tame konkurse dalyvavusius krepšinio aistruolius, kurie susirinko čia stebėti šių rungtynių. Na ir Vili Bainamas su komandos draugų pagalba, jeigu neklystu, tai buvo Jamie Arnoldas. Taip, jisai pataisė netaiklų Vili Bainamo metimą ir dabar 16-6, 10 taškų skirtumas įpusėjo. Pirmasis kėlinys, Tonis Parkeris. Na, San Antonijus kol kas pirmame ketvirtyje žaidžia tikrai savo stipriausių penketų ir rezultatas akivaizdus. Praranda kamuolį Tel Avivo Maccabi krepšininkai, 3-1 nuskuba į varžovo aikštės pusę. Tonis Parkeris, 2 taškai ir pražanga. Na, reiktų parodyti dabar, kaip į tai reaguoja Eva Langorija. Gražus metimas ir Parkeris pergudrauja dabar Jenivą Gryną. 26 metų Tel Avivo Maccabi, aukštą ūgį. Jenivas Grynas. 2 taškai ir 3 asmeninės pražangos. Robertas Horry, NBA lygos veteranas. Tonis Parkeris prie baudų metimo linijos. Parkeris turi galimybę pelnyti savo 5. tašką šios dienos rungtynėse. Ta ir daro. Pagrindinis San Antonijaus Spurs komandos žaidėjas. Ypač sėkmingas buvo praėjęs 7. taškas, atleiskite man. Ypač sėkmingas Toniui Parkeriui buvo praėjęs sezonas. Krepšininkas pirmą kartą pateko į visų žvaigždžių rungtynes, dalyvavo tame mače, kuris vyko Hjustone ir deja pralaimėjo.
rytų konferencijos rinktiniai. Timas Dankanas su kamuoliu. Prieš jį ir vėl Nikola Vojčičius, puikiai perduotas kamuolys Robertui Hori. Hori mėgina sugrąžinti kamuolį Timui Dankanui, to padaryti nepavyko ir dabar suklydę puolime į gynybą grįžta San Antonijaus Spurs krepšininkai. Buvo likusios vos 3 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos, 5 minutės lieka iki pirmojo kėlinio. Finalinės sirenos, na, o čia dabar jau Tel Avivo Maccabi krepšininkai. Nikola Vojčičius, prieš jį Briusas Bovenas. Jeigu neklistų, zoninė gynyba dengiasi San Antonijaus Spurs ekipa. Be abejo, tai yra puikiai galimybė ir NBA klubams išmėginti įvairiausias taktinės gudrybės ir tas taktinės gudrybės naudoti prieš klubus, kurie puikiai žino, kaip reikia žaisti prieš zoninę gynybą. Turbūt nieks nesiginčius, jog NBA komandos dažniausiai, jeigu ir dabar yra pakeistos taisyklės ir jie gali tokia iš dalies zoninę gynybą naudoti NBA lygoje, tačiau vis vien tikrosios zonos specai yra krepšininkai, kurie rungtyniauja Europoje. Na ir šaunu, jeigu NBA treneriai, NBA komandos mėgina ginti zoninę gynybą ir pasižiūrėti, kaip ją mėgina įveikti komandos, kuriuom tai yra įprasta. Vėliau, žinoma, tai išstudijavus, padaryti atitinkamas išvadas, pamatyti tas klaidas ir tobulinti savo gynybos sistemą. 4 minutės 35 sekundės lieka iki tik tai pirmojo kėlinio pabaigos, o San Antonijus jau 15 taškų skirtumų priekyje. Labai gaila, jeigu šios rungtynės bus tokios pat panašios, kaip žaidė Los Angeles Clippers komanda prieš Chimki, kaip žaidė Romas Latamatika prieš Phoenix'o Suns. Man asmeniškai tie mačai labai nepatiko, jie buvo paprasčiausiai labai jau nuobodus ir NBA komanda ten diktavo sąlygas. Labai gaila, jog nematėme rungtynių, kaip žaidė CSKA su Los Angeles Clippers ekipa, tačiau aš manau, kad ir ten buvo nuobodu, nes Maskvos CSKA komanda tiesiog sutriuškino Los Angeles Clippers ekipą ir ten turbūt taip pat, malonumą galima buvo patirti tik tai tokį, jog NBA komanda yra triuškinama. Tai yra absoliučiai retas reiškinys ir smagu, žinoma, matyti tokius dalykus. Tai vat vienintelis galbūt malonus dalykas tose rungtynėse galėjęs būti. Teko man šiek tiek užmesti akį, kai žaidė CSKA ir Clippers ir tenai, viskas buvo labai liūdna, net CSKA aistruoliai buvo apatiški tam vaizdui, kurį matė aikštelėje ir, kaip minėjau, buvo galima mėgautis tik tai beviltiškumu Los Angeles Clippers komandos, kuri yra viena iš stipriausių NBA lygoje. San Antonijus puikiai žaidžia ne tik puolime, bet ir gynyboje. Vili Bainamas gauna ramų stogą, tiesiog ramiai užgesina Timas Dankanas Vili Bainamo visus mėginimus pelnyti taškus šios atakos metu, o dabar turės tikrai pasistengti dar labiau. Simas Jasaitis, 3 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos, reikia mesti Maccabi krepšininkams, nespėja to padaryti Vili Bainamas, nors ir pataiko tolimą metimą. Jis nebus įskaitytas, 24-16, galbūt Simui Jasaičiui jau iš karto reikėjo atakuoti varžovų krepšį, staigiai išmesti kamuolį ir nieks pernelyg jo nebūtų teisęs už tokį sprendimą. Visi matėme, jog laiko iki atakai skirto pabaigos buvo likę labai mažai. 3 minutės 48 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Briusas Bovenas, Tonis Parkeris. Iš pirmo žvilgsnio pasirodė mėginimas atakuoti, tačiau pamatęs situaciją, ją įvertinęs, nusprendė atmesti kamuolį Michaelui Finley. Tonis Parkeris, tačiau ir Finlis buvo suklaidintas lygiai taip pat kaip ir aš. Pamanė šis veteranas, jog Parkeris mėgins atakuoti ir jau net skubėjo į gynybą Michaelas Finlis. Robertas Hori pažeidžia taisyklės, sukerta jisai vienam iš Tel Avivo Maccabi krepšininkų per rankas. 2 metimus tos mesti Tel Avivo Maccabi žaidėjai, kurie jau ilgą laiką niekaip nesugeba pelnyti taškų. Jamie Arnoldas prie baudų metimo linijos. 2,2 cm krepšininkas, drąsiai galima vadinti veteranu, 31 metai jam, 31 metai ir galų gale
Jisai padidina varganą Tel Avivo Maccabi taškų kraitį pirmajame kėlinyje 24-17, na, o žaisti dar pakankamai daug pirmajame kėlinyje, daugiau nei 3 minutės. Simas Jasaitis dar nepelnė ne vieno taško ir jo rezultatyvaus žaidimo taip pat reikia. Jasaitis atkovoja kamuolį po varžovų krepšių, šansas dar labiau sumažinti varžovų pranašumą Macabio krepšininkams. Nikola Vujčičius pelno 2 taškus 24-9. Macabio krepšininkai, kaip minėjau, yra galbūt Macabio klubas yra vienas iš galingiausių senajame žemyne. Iš esmės pasikeitė Macabio sudėtis šiame sezone, tačiau matome, jog ir Thierry Henry stebi šias rungtynes šalia Evos Longorijos. Daug žvaigždžių, Thierry Henry turbūt vos tik tai atskridęs iš Škotijos iš karto nuskubėjo šias rungtynes. Tie, kam įdomu, be abejo galime pranešti, turbūt ir žinote, tai jog Thierry Henry su Prancūzijos rinktinė pralaimėjo Škotijos futbolininkams išvykoje 0-1. Michaelas Finnis įsūdo tolimą metimą 29-9. Toks rezultatas dega šiuo metu švieslentėje ir Simas Jasaitis 2 taškai. Briusui Bowenui pražanga, korpusu jisai stūmė Simą Jasaitį, tai buvo matyti akivaizdžiai, net ir pats Briusas Bowenas nesiginčija su šiuo rungtynių arbitrų sprendimu. Na ir keitimas San Antonijaus Spurs komandoje. Emanuelis Žinobilis pasirodo aikštėje. Jisai keičia Briusą Boweną. Na, o vietoje Tony Parkerio pasirodo Žakas Vonas. 10 sezoną rungtyniaujantis NBA lygoje. Matome ir dar vieną keitimą San Antonijaus Spurs komandoje. Francisco Elsonas pasirodo aikštėje, jisai pakeitė Roberto Horiją, jeigu neklystu. Fabricio Oberto prieš Nikola Vujčičius. Zoną dengiasi Macabis. Francisco Elsono metimas tikslo nepasiekė, tačiau neišsaugo kamuolio savo rankose Nikola Vujčičius. Už tai Macabis sumoka 2 taškais iš po krepšio Fabricio Oberto. Streikuoja rungtynių švieslentė ir ką tik buvo 12 minučių likę žaisti, dabar minutė 30, na tikėsimės ir vadovausimės šiuo laiku, nes realiausiai, kad būtent tiek jo ir liko iki pirmojo ketvirčio pabaigos, 31-14, po taiklios dar vienos Maccabi atakos. Francisco Elsonas, jo metimas iš vidutinės distancijos, Michaelas Finnis atkovoja kamuolį ir neskubėdami San Antonijaus Spurs krepšininkai pradeda dar vieną pozicinę ataką 2-2 su Oberto. Žakas Vonas iš vidutinės distancijos, pakankamai daug erdvės buvo palikta jam. Žako Vono metimas skrieja pašalį, Fabricio Oberto nesugeba atkovoti kamuolio ir būtent nuo jo rankos jis palieka aikštelę. Nevenas Pahijos nurodymai savo auklėtiniams, kaip reikia žaisti puolime šioje situacijoje prieš San Antonijaus Spurs komandą. Valdis Bainamas pats ryžtasi užbaigti Macabio ataką ir šis sprendimas nėra geras. Atkovoja kamuolį Fabricio Oberto, argentinietis iš karto atiduoda į komandos draugam. Žakas Vonas, daug erdvės jam po krepšiu, jisai mėgina ją pasinaudoti, neria ir priverčia pažeisti taisyklės Jamie Arnoldą. 31-14, 17 taškų persvara, triuškinanti dabar jau drąsiai ją galime vadinti, jeigu turėsime omenyje, jog dar sužaistas tik tai pirmasis kėlinys. Na ir vyriausiasis San Antonijaus komandos treneris Gregas Popovičius komandai vadovauja. Jisai nuo 96 metų išleidžia į aikštelę ir naujų žaidėjų. Žakas Vonas, Francisco Elsonas. Tai yra, na, jeigu taip galima įsireikšti, naujausi pirkiniai San Antonijaus Spurs komandoje. 32-14, 18 taškų skirtumas, 33 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Vili Bainamas turbūt daugiausiai laiko jis kartu su Simu Jasaičiu praleidžia pirmajame kėlinyje. Simo Jasaičio tolimas metimas, 3 taškai, šaunuolis lietuvis ir jisai mažina skirtumą bei tuo pačiu šiek tiek
padidina intrigą šiuose rungtynėse. Jau 8 taškus yra pelnęs Simas Jasaitis. Jis yra rezultatyviausias Tel Avivo Maccabi krepšininkas. Na, o gintis nesiseka Maccabio žaidėjams. O jeigu ne pirmų mėginimų, tai nesudėtingai antrų mėginimų rezultatyviai atakas užbaigė San Antonijaus Spurs krepšininkai. 34-17 per pus. Na, turbūt galima sakyti, dvigubai stipresni, galingesni atrodė už Maccabi San Antonijaus Spurs žaidėjai. Visai netrukus prasidės antrasis kėlinys. Linkėjimai visiems stebintiems šią tiesioginę transliaciją per TV1. Nevenas Pahija kol kas, na, turi daug galvosūkių ir visai kitaip gali jaustis po pirmojo kėlinio jo oponentas, tai yra Gregas Popovičius. Simas Jasaitis, krepšininkas, kuris yra rezultatyviausias Tel Avivo Maccabi komandoje. Jisai per pirmąjį kėlinį pelnė 8 taškus, visi kiti Maccabio žaidėjai yra pelnę po 2, tie, kurie pasižymėjo. Na ir jeigu kalbėsime apie rezultatyviausius San Antonijaus Spurs komandoje, tai visų pirma Timas Duncanas 11 taškų. Na ir šis krepšininkas labai daug prisidėjo prie spurto nuo pat pirmųjų rungtynių minučių. Nikola Vujčičius drąsiai per Fabricio Berto aukštai iškeltą ranką iš vidutinės distancijos. Jeigu net neklystu, tai Europoje būtų užskaitytas netgi ir tritaškis. Žakas Vonas su kamuoliu, Emanuelis Žinobilis. Šis krepšininkas savo būdingų stiliumi mėgino užbaigti ataką. Padaryti nepavyko to, o Jamie Arnoldas antro šanso varžovams nedovanojo. Ir taip ir turėtų būti, jeigu Maccabis galvoja apie intrigą šiuose rungtynėse. Dar vienas Nikolos Vujčičiaus metimas, tačiau šį kartą jisai yra netaiklus. Žakas Vonas kartu su Francisco Elsonu, Emanueliu Žinobiliu, Fabricio Berto ir Michaelu Finliu. Toks penketas rungtyniauja San Antonijaus komandoje. Nikola Vujčičius, Jamie Arnoldas, Jotamas Galperinas, Simas Jasaitis ir Lioras Elijahu. Jeigu neklystu, toks penketukas žaidžia dabar Tel Avivo Maccabi komandoje. Finlis sėda ant atsarginių žaidėjų suolelio. Na ir pamatysime netrukus, kas pakeitė jį. Brentas Barry berods. Būtent šis krepšininkas dabar perima kamuolį ir suteikia savo komandai šansą padidinti turimą solidžią persvarą. Fabricio Berto. Vėl Brentas Barry su kamuoliu. Ir nuo Tel Avivo Maccabi krepšininkų kamuolys palieka aikštės ribas. Įdomu, kiek dar liko laiko iki atakai skirto pabaigos. Berto, na, šiek tiek dvejojo mesti ar ne, pakankamai daug vietos buvo palikta jam, argentinietis, galbūt ir todėl, jog nebuvo užtikrintas savo metime, prametė jį. Sužingsniuoja dabar Jamie Arnoldas, lygioje vietoje klysta Tel Avivo Maccabi komanda, galbūt tų tokių žaidybinio broko techninių klaidų komanda darė ir nedaug pirmajame kėlinyje, žymiai daugiau jie klydo gindama savo krepšį ir na, tai darė labai prastai. 34 taškus per pirmąjį kėlinį leido pelnyti Maccabi žaidėjai savo oponentams. Na ir situacija šiek tiek pasikeitė tada, kai aikštėje pasirodė nepagrindiniai Spurs žaidėjai. Emanuelis Žinobilis. Jo gražus prasiveržimas. Gražiai žaidžia Emanuelis Žinobilis. Fantastiški 2 taškai, tačiau ar jie bus suskaityti? Gali tai būti, kad pražanga puolime. Fabricio Berto gal neleistinai statė užtvarą Simui Jasaičiui. Galima buvo tą išvelgti. Dabar, jo, greičiausiai taip ir buvo. Kamuolys yra Tel Avivo Maccabi rankose, o taškai nebuvo įskaityti. Taigi pražanga puolime ir dabar Nikola Vujčičius varžovų pranašumą mažina iki 13 taškų, 34-21. Sėkminga antrojo kėlinio pradžia. Francisco Elsonas, Žakas Vonas, Fabricio Berto. Gali atsitikti taip, jog visai netrukus vienas iš šių žaidėjų bus pakeistas. Simas Jasaitis pažeidžia taisyklės ir šypsodamasis jisai šypsena palydė, sakykim taip, tokį rungtynių arbitrų sprendimą. Na, nemačiau aš pakartojame, kur ten Simas pažeidė tas taisyklės. Kaip ten bebūtų, jau nieko nebepakeisi ir dabar verta jau visą dėmesį skirti
savo komandos gynybai bei žinoma puolimui. Na, iš pirmų minučių galime daryti išvadą ir spręsti, kas yra komandos lyderiai Tel Avivo Maccabi. Man labai malonu ištarti šios žodžius. Neabejotinai tai yra Simas Jasaitis. Visų pirma puolime. Galbūt neįtin sėkmingai jisai žaidžia gynyboje. Ta patį galima pasakyti apie absoliučiai visus kitus Maccabi krepšininkus. Nikola Vujčičius 6 taškai jo sąskaitoje, 4 antrajame ketvirtyje, antroji asmeninė pražanga, nei Jamie Arnoldas, nei kiti aukštaūgiai ir gynėjai tikrai neblizga šiose rungtynėse. Simas Jasaitis yra, mano akimis, neabejotinas lyderis Tel Avivo Maccabi komandoje, na ir jis vienas kol kas nepatraukia. Be abejo, to ir reikėjo tikėtis. Galingas San Antonijaus Spurs klubas ir matome, jog rungtyniauja ši komanda negailėdama kamulio. Įžaidžia jį ir krepšininkai nuolatos mėgina priversti kamuolį judėti, jeigu taip galima išsireikšti, ir tai tikrai atneša sėkmę. 35-21 po Francisco Elsono apsilankymo prie baudų metimo linijos ir dabar Jotamas Galperinas ir taiklus Šarono Šasono metimas iš vidutinės distancijos. 35-23, 2 minutės 50 sužaista antrajame kėlinyje, dar pakankamai daug laiko iki didžiosios pertraukos, na ir reiktų pasistengti kaip įmanoma labiau ištrikdyti varžovų tą pranašumą Maccabio žaidėjams. Dar vienas šansas jiem. Nikola Vujčičius, gerokai žemesnis yra Emanuelis Žinobilis. Mėgino tuo pasinaudoti Vujčičius, tačiau to padaryti nepavyko. Labai jau netaiklus Jamie Arnoldo metimas. Labai prastai atrodo šis krepšininkas. Vėlgi tai yra tik tai mano subjektyvi nuomonė. Daugiau jisai gadina, nei kažką naudingo nuveikia ir gynyboje, ir puolime. Dabar jau Brentas Berry nuskuba į varžovą aikštės pusę. Netaiklus metimas, be didesnio vargo nusijama kamuolį Jotamas Galperinas ir dabar su kamuoliu jau Šaronas Šasonas. Nikola Vujčičius. Jeigu neklystu, be poilsio rungtyniauja Simas Jasaitis nuo pat pirmųjų rungtynių minučių. Vujčičius be Francisco Elsono. Atrodytų buvo patogi situacija atakai, tačiau be Jamie Arnoldo nebūtų išsivertęs. Dabar Nikola Vujčičius. Na, galbūt tai užves Jamie Arnoldą ir krepšininkas ims rungtyniauti sėkmingiau. Be jo siekti pergalės bus labai sudėtinga. Minutės pertraukėlė. Alone, because both of them with you. He's alone. I need you here. Yeah, I need you in the middle. He's alone. There's another. Baigėsi minutės pertraukėlė mūsų ekranuose antrojo ketvirčio statistika. Tai yra metimai ir kol kas visi 5, kuriuos atliko San Antonijaus Spurs krepšininkai, skriejo pro šalį. Iš 8-4 pataikė Tel Avivo Maccabi komanda ir tai, sakykime, taip šiek tiek sunervino Gregą Popovičių, kuris paprašė minutinės pertraukėlės. Žiūrėsime, kaip po jos pasikeis San Antonijaus Spurs krepšininkų žaidimas. Timas Duncanas pasirodo aikštėje, tai ką buvo labai nesunku prognozuoti.
Tonis Parkeris, Gregas įleidžia, tiksliau, ne Gregas, o Popas. Taip, į tokią pravardę turi šis vienas geriausių NBA lygos trenerių. Išleidžia smogiamąją savo jėgą į aikštelę. Na ir Francisco Elsonas po atrodytų gero komandos draugų perdavimo nesugeba susitvarkyti su varžovų gynyba ir pelnyti taškų. Šansas sumažinti dar labiau skirtumą Simui Jasaičiui. Pražanga sukerta per ranką turbūt Simui Jasaičiui, vienas iš San Antonijaus Spurs krepšininkų. Čia puikus blokas, na, apie jo švarumą galbūt galima diskutuoti, tačiau kaip ten bebūtų, taisyklės nebuvo pažeistos anot rungtynių arbitrų ir Simas Jasaitis dabar prie baudų metimo linijos. Evenas Pahija, jo nurodymai Šaronui Šasonui. Brentas Barry sėdo ant atsarginių žaidėjų suolelio, būtent jis, man atrodo, pažeidė taisyklės. Nepavyksta Simui pataikyti pirmojo baudos metimo. Galima pasikliauti Jasaičių prie baudų metimo linijos ir tokie reiškiniai nėra labai jau dažni, kuomet Simas prameta baudos metimus. Antrasis pasiekia tikslo ir šis metimas sulaukia ovacijų iš visų arenoje susirinkusių aistruolių. 35-26. Pamažu auga intriga. Tonis Parkeris pelno 2 nerealius taškus, sakykime tai, bet be jokios abejonės jie negali būti išskaityti. Nors kodėlgi ne. Dar pasižiūrėjus pakartojimą, iš tiesų galima buvo ir pagalvoti apie tai, ar įskaityti ar ne. Juo labiau, kad na, šis turnyras yra parodomasis. Čia nieks nekovoja dėl žūtbūtinės pergalės. Visi čia ruošiasi naujam sezonui tiek Eurolygoje, tiek NBA čempionate ir nėra čia numeris 1 užduotis siekti pergalės. Be abejo, jinai yra maloni kiekvienai komandai visada, kad ir kokios bebūtų varžybos. 35-26 Makabis sulaukė tikrai vis didesnio palaikymo čia susirinkusio aistruolių. Šasonas, Vujčičius, Vilis Bainumas. Gražiai žaidžia Vilis Bainumas, tačiau pelnyti taškų nepavyksta ir tai vėlgi šiek tiek atšaldo aistras aikštėje. Tonis Parkeris ne ką mažiau audringai sutinkamas Prancūzijoje nei matėme buvo palaikoma Tel Avivo Maccabi komanda. 11-asis Parkerio taškas, jis kartu su Timu Duncanu yra 2 rezultatyviausi žaidėjai San Antonijaus Spurs ekipoje. Na, jau toks akivaizdus buvo Vujčičiaus perdavimas, kad nieko keisto, jog dabar Maccabi komanda sumoka štai taip už savo klaidą puolime. Vaikiškai suklydo Nikola Vujčičius ir netgi akimirką peršasi mintis, jog tiesiog ėmė tingėti kažką tokio gudresnio daryti aikštėje. Nikola Vujčičius, krepšininkas, kuris yra puikiai pažįstamas Maccabi komandos treneriui Nevenui Spahijai. Abu yra kroatai. Let's say 1-5 defense. Let's try 5 and no turnovers. We cannot organize defense. Na ir be abejo, Nevenas Spahija kalba apie gynybą. Galbūt puolimas pamažu atsigauna ir vos tik tai pasirodo San Antonijaus Spurs komandoje pagrindinė, sakykime taip, smogiamoji jėga. Ji dabar nėra pilnai sukomplektuota aikštėje, ne visi pagrindiniai San Antonijaus Spurs krepšininkai, tačiau užtenka įleisti ją 1-2 ir situacija aikštėje keičiasi iš karto. Štai taip, tiek Tonis Parkeris, tiek Timas Duncanas terorizuoja Maccabi gynybą ir nesugeba apsiginti šios komandos krepšininkai. Tai labiausiai ir siutina Nevenas Spahija, na, o įdomu būtų paklausyti, apie ką kalba ir Gregas Popovičius. Vujicic sets the screen and pop the shooter. Okay, the big guy, he shoots here. We're going down, X small, and our other big is down here. Now look, TP, you're up here. Na, kad visiškai teisingai išversti, dar reiktų ir pasižiūrėti, ką tenai braižo Gregas Popovičius. Jeigu teisingai supratau, pamatysime teisus aš ar ne.
yra vienas iš nurodymų, tai ir pamėginti įvesti kamuolį po krepšiu ir pritraukus žaidėjus, atmesti laisvesniems prie tritaškio zonos krepšininkams, kurie pamėgintų savo laimę tolimais metimais. Na, jeigu ne tritaškiais, tai dvitaškiais, kurie būtų kiek tolėliau nuo krepšio. Francisco Elsonas. Kovoti kamuoliai, 17-15, na, pagal šį statistinį rodiklį tikrai ne itin didelis pranašumas, kuriuo gali džiaugtis San Antonijaus Spurs ekipa. Na, antrasis kėlinys dar net neįpusėjo, taigi labai daug laiko iki didžiosios pertraukos. Tel Avivo Maccabi krepšininkai dabar žaidžia be Simo Jasaičio, Nikola Vučičius, Šosonas, Jamie Arnoldas, Billy Bainumas ir Rodney Buffordas. Toks penketas rungtyniauja Maccabi komandoje ir iš viso šio penketo net 3 amerikiečiai. Visi juodaodžiai. Tonis Parkeris 2 prieš 2 su Timu Duncanu. Na ir matome tą įprastą vaizdą, kaip vaikus maudo gynyboje Tonis Parkeris ir Timas Duncanas. Tel Avivo Maccabi komanda, bijau sumeluoti, tačiau man atrodo, kad dar nekarto nepavyko apsiginti nuo šių dviejų krepšininkų atakų Maccabi žaidėjams. Pavyko blokuoti Francisco Elsono metimą, pavyko apsiginti dar nuo kelių atakų, tačiau vos tik tai kamuolys atsiduria štai šio vaikino rankose arba Timo Duncano, na, jau iškart gali tikėtis bėdų. Neskuba padėti Vučičiui Maccabi žaidėjai. Atkovoja kamuolį Francisco Elsonas. Iš pirmo žvilgsnio atrodė, jog sužingsniavo Ričas Melzeris, San Antonijaus Spurs komandos puolėjas. Sėkmingai žaidžia Francisco Elsonas, atkovojo kamuolį, tačiau tai nieko naudingo neatnešė San Antonijaus Spurs komandoje, kaip matėme vėliau. Billy Bainumas mūsų ekranuose pagrindinis, atleiskite, Tel Avivo Maccabi žaidėjas. 2 prieš 2 su Vučičiu. Tonis Parkeris pažeidžia taisyklės. Stūmė jisai Billy Bainumą. Na, stūmė galbūt jau kiek per grubiai būtų pasakyta. Stumtelėjo arba jo prisilietimas pasirodė rungtynių arbitrams kiek kietesnis, nei stebint šio epizodo pakartojimą. 41-26. Nikola Vučičius. Jo perdavimas ir staigiai išmestas kamuolys. Rodney Buffordas. 41-28. 5 minutės iki antrojo kėlinio pabaigos. Tonis Parkeris. Ir Timas Duncanas. Duetas, kuris yra neįkandamas. Maccabi komanda, jeigu neklystu, Simas Jasaitis turėjo vos kelias minutės laiko atsipūsti ir ką jisai pakeis. Gali būti, jog jisai pakeis Jamie Arnoldą. Galbūt. Pamatysim. Pirmasis baudos metimas skrieja pro šalį. Nepatenkintas Timas Duncanas. Na, šis krepšininkas, jau minėjau, jog yra vienas visų laikų geriausių NBA lygos žaidėjų, kada nors buvusių. Praėjusiame sezone nemažai kritikos sulaukė Timas Duncanas, anot krepšinio specialisto, anot krepšinio aistruolių. Jisai nepakankamai gerai rungtyniavo ir nepakankamai gerai ėmėsi komandos lyderio vaidmens. Kur kas dažniau tai darydavo Tonis Parkeris. Na, tikrai nebuvo vienas sėkmingiausių Timo Duncano praėjęs sezonas. Ir tai yra viena iš daugelio priežasčių, kodėl bus įdomu stebėti naują sezoną per TV1. Timas Duncanas, su kiekvienais metais jo statistiniai rodikliai prastėja. Ir tiek pataikymo procentas, tiek vidutiniškai pelnami taškai. Atrodo, pastarosius, jeigu neklystu, 4 metus jie vis slenka pamažu žemyn. Ir krepšinio specialistai laukia to atgimimo Timo Duncano šiame sezone, kuris artėja ir TV1 transliuos šį čempionatą naują sezoną. Taigi, kaip minėjau, tai yra viena iš tų priežasčių, kodėl bus labai smagu stebėti, kaip rungtyniauja
NBA klubai stipriausioje pasaulio lygoje. Perima kamuolį San Antonijaus Spurs krepšininkai ir dabar Tonis Parkeris sulaukia, kol visi komandos draugai pereis į varžovo aikštės pusę. Michaelas Finnis. Negalima palikti šio krepšininko laisvo, nes taip labai lengvai gali prisišaukti bėdų ir Simas Jasaitis dabar, pagavo jį ant judesio. Be abejo, kalbininkai už tai gali pareikšti priekaištus, tačiau kitaip man labai sunku tiksliai apibūdinti epizodą. Vos nesuklysta San Antonijaus Spurs krepšininkai ir vėl su kamuoliu Michaelas Finnis. Dabar Tonis Parkeris, kaip ir prieš tai buvusioje atakoje, sulaukė, kol visi San Antonijaus Spurs krepšininkai bus pasiruošę atakuoti krepšį ir pradeda pozicinę ataką. Michaelas Finnis besibaigiant atakai skirtam laikui. Po tos minutinės pertraukėlės iš tiesų daugiau matome metimų iš vidutinės distancijos. Apskritai labai universaliai šiandieną žaidžia San Antonijaus Spurs komanda. Ji savo laimę mėgina ir tolimais metimais, ir prasiveržimais. Dažniausiai prasiveržimo autoriai būna Tonis Parkeris ir jau mūsų seniai matytas Emanuelis Žinobilis. Šiaip galėjo ir žingsnius užfiksuoti Timui Duncanui. Minutės pertraukėlė. We complicate offensively. Shoot you open, shoot. Now you came off the bench. You are not tired. Shoot. Statistiniai rodikliai, nieko stebuklingo, išskyrus San Antonijaus Spurs komandos pataikymą pirmajame ketvirtyje. 68% taiklumu atakavo San Antonijaus ekipa pirmajame kėlinyje ir būtent po to ir įgijo tą triuškinančią persvarą. Akimirką pirmavo 17 taškų skirtumų. Makabis dabar jų persvara siekia 8 taškus ir gali sumažėti dar labiau. Rodney Bufordas. Vilis Bainumas. Jo prasiveržimas, drąsus šis vaikinas. Ne pirmą kartą jau jisai lenda ir mėgina atakuoti prieš kur kas aukštesnius krepšininkus. 46-30. 16 taškų skirtumas. Taškai nėra įskaitomi. 16 taškų skirtumas triuškinanti Tel Avivo persvarą San Antonijaus Spurs komandos. Tonis Parkeris. Gražiai žaidžia šis žaidėjas, 15 taškų jau visai pelnė ir labai efektyviai išnaudoja tą laiką, kurį praleidžia aikštelėje. Simas Jasaitis su komandos draugais yra besivijančios ekipos rolėje ir dabar Tonis Parkeris atsikeršyje draugams. Vilis Bainumas pažeidžia taisyklės puolime. Visai neseniai Vilis Bainumas pelnė pirmuosius savo taškus. Gregas Popovičius turėtų būti patenkintas. 16 taškų skirtumas. Melzeris. Timas Duncanas. Atskuba į pagalbą iš karto Duncanui, dar komandos draugui Maccabi žaidėjas ir tai suteikia erdvės kitiems stovintiems toliau atsitraukus nuo krepšio. Šią galimybę tolimų metimų nepavyko pasinaudoti dabar San Antonijaus Spurs krepšininkams ir Rodney Bufordas, jo prasiveržimas. Netaiklus metimas, pats Bufordas atkovoja kamuolį po savo netaiklaus metimo. Žingsniai sužingsniuoja Lioras Elijahu. 21 metų jaunas krepšininkas ir be abejo jam tai bus didžiulė patirtis žaisti prieš NBA komandą. Timas Duncanas sėdant atsarginių žaidėjų suolelio, ir vėl, kaip būtų galima apibūdinti tą jo pasirodymą. Kai išėjo į aikštelę Parkeris ir Duncanas, vėl viskas sustojo į savas vietas. Galima tikėtis, jeigu Parkeris dar atsisės
Vėlgi Makabiui pavyks prisivyti. Varžovus atkovoja kamuolį Tonis Parkeris po itin netaiklaus Makabio krepšininkų metimo ir lieka žaisti jau 50 sekundžių antrajame kėlinyje. Briusas Bovenas, žaidėjas, kuris pasižymi taiklę ranką ir rungtynėse gali iš toli pataikyti ne kartą ir ne du. 1-3-1 dabar stovėjo ir naudojo tokią zoninę gynybą Makabi komanda, tai visiškai nepasiteisino, nes matome, jog labai lengvai su jie susitvarkė San Antonijaus Spurs krepšininkai. Simas Jasaitis, šaunuolis Simas, tikras Makabi lyderis šiose rungtynėse ir vos tik tai jisai turi galimybę, iš karto atakuoja. Galbūt galima Simui papriekaištauti, jog pernelyg mažai jisai imasi iniciatyvos. Tačiau tai yra malonus priekaištas. Reikalauti, jog Simas Jasaitis Makabi komandoje imtųsi daugiau iniciatyvos. Sutikite, tokie priekaištai nėra jau patys blogiausi. Fabricio Oberto Tarano stiliumi mėgino pataisyti komandos draugų netaiklų metimą. Dabar pats nustebęs, nors nevertėtų jam to daryti, jis taip pat ne ką mažiau kietai žaidė be kovodamas dėl atšokusio kamuolio, nei tai darė Makabi ekipa. 48-32, būtent tokiu rezultatu greičiausiai ir pasibaigs šis antrasis kėlinys. Dar mėgina savo laimę iš labai toli Jotamas Galperinas, visai neseniai prisijungęs prie Tel Avivo Makabi komandą, sugrįžęs į ją vienas iš perspektyviausių Izraelio krepšininkų, tačiau jo šiandieną mes nepastebime ir gerai atsiliepti apie Galperiną galima tik tai iš tų skaitalų apie jį, iš krepšinio ekspertų pasisakymų. Šiandieną ir Galperinas, ir Janivas Grynas, ir Nikola Vučičius, daugelis žaidžia prastai Makabi komandoje. Simas Jasaitis žaidžia tikrai gerai, tačiau jo pastangų neužtenka, kad šiuose rungtynėse bent jau kol kas būtų intriga. Po pirmų dviejų kėlinių užtikrintai pirmauja NBA klubas San Antonijaus Spurs. Mes pratęsime šią transliaciją po didžiosios pertraukos, likite kartu su mumis. Tęsime tiesioginę transliaciją. Čia tikrai, graži šventė, sakykime taip. Graži šventė ir labiausiai jie džiaugtis gali San Antonijaus Spurs komandos fanai ir šios ekipos krepšininkai, kurie kol kas diktuoja sąlygas šiame mače ir pirmauja 16 taškų skirtumu. Rungtynių arbitrai, tik tai keli buvo tokie įdomus jų sprendimai šiose rungtynėse ir pamažu galbūt net ir teisėjai apsipranta prie tų skirtingų stilių. Ir rungtynėms vadovauja vis sėkmingiau ir sėkmingiau. Kalbant apie pirmąją rungtynių pusę, be abejo, dominavo San Antonijaus Spurs komanda ir čia nėra ko labai jau daug pasakoti. Simas Jasaitis, vienintelis krepšininkas, kuris Makabio komandoje žaidė tikrai puikiai. Ir, su lietuvio pagalba skirtumas dabar yra 16 taškų. Jeigu nežaistų ir Simas Jasaitis, nežaistų absoliučiai, vadinasi, visi Makabio krepšininkai ir dabar skirtumas galėtų būti dar labiau triuškinamas. Jasaitis yra rezultatyviausias Makabi žaidėjas. Po pirmosios rungtynių pusės jo sąskaitoje 11 taškų. Tonis Parkeris ne kartą ir ne du įspūdingai užbaigė savo komandos atakas ir jis yra pelnęs jau 17 taškų. Čia argentiniečių duetas dabar prisideda prie persvaros padidinimo. Emanuelio Džinobilio netaiklų metimą pataiso Fabricio Oberto ir dabar jau 18 taškų skirtumų priekyje San Antonijaus Spurs krepšininkai. Timas Duncanas antras yra pagal rezultatyvumą NBA komandos gretose. Viena iš retesnių klaidų, kai ir Timui Duncanui ir Fabricio Oberto nepavyksta atsikovoti kamuolio po savojų krepšių ir tuo sėkmingai pasinaudojo Makabi žaidėjai. Timas Duncanas, kaip minėjau, antras pagal rezultatyvumą, 12 taškų jo sąskaitoje, 6 yra pelnęs Emanuelis Džinobilis. Ir vėl, vos tik tai prie Duncano pribėga dar vienas
žaidėjas Makabio, tai yra dvigubinama gynyba prieš Timą Duncaną. Jau mes matome klasikinį San Antonijaus Spurs žaidimo epizodą, tą, ką mes galėjome matyti į valias praėjusiame NBA sezone. Tai yra iš karto atiduodamas kamuolys laisvesniam stovinčiam komandos draugui, kuris yra atsitraukęs žymiai toliau nuo krepšio ir taip mėginama pelnyti taškus. Tonis Parkeris nardo kaip nori, pro kur nori ir tai daro itin sėkmingai. Nesusitvarko su šiuo greituoju ir tituluojamu vienu greičiausių žaidėjų NBA lygoje. Tel Avivo Maccabi ekipa vos nepraranda dabar kamuolio. Elioras Elijahu ir jam taip pat gražiai pavyko pelnyti taškus. 52-36. Timas Duncanas prieš Nikolą Vujčičius. Pakankamai daug mėginama palikti erdvės Timui Duncanui, kad jisai sėkmingai sužaistų vienas prieš vieną. Na ir šiame epizode matome, jog nieko naudingesnio išpešti nepavyko San Antonijaus krepšininkams. Fabricio Alberto stūmė į nugarą savo oponentą. Apeliuoja teisėjus, jog jis tik tai kovojo dėl kamuolio ir taip gavosi natūraliai. Gal ir natūraliai, tačiau tai yra neabejotinas taisyklių pažeidimas. Tonis Parkeris vėluoja paskui jį Maccabi komanda ir už tai moka labai brangiai. Parkerio sąskaitoje jau 19 taškų. Nikola Vujčičius puikus perdavimas Simui Jasaičiui. Galbūt nebuvo itin patogi situacija sugriebti kamuolio lietuviui. Viskas baigėsi tuo, jog Vili Bainamas savo laimę mėgina iš toli. Metimas skrieja pro šalį. Tonis Parkeris jau varžovo aikštės pusėje ir tik tai taip sugeba apsiginti Maccabi komanda. Taisyklės pažeidžia Jotamas Halperinas. Kaip minėjau, vienas iš perspektyviausių krepšininkų Izraelyje. Jotamui Halperinui vos 22 metai, 1,96 cm ūgio žaidėjas. Na, o čia Tonis Parkeris. 20-asis jo taškas. Siautėjo Tonis Parkeris mače su Adeko Asvel komanda. Siautėje matome ir čia. Dar kartelį pateisindamas šis krepšininkas gimęs Prancūzijoje, jog yra vienas iš geriausių visame pasaulyje žaidėjų. 20 taškų, 4 atkovoti kamuoliai ir 4 rezultatyvūs perdavimai. Pagal rezultatyvius perdavimus neįtin blizga ir NBA pirmenybėse Tonis Parkeris, tačiau šiandieną jis, jeigu palyginsime, kiek laiko praleido aikštėje, tikrai tų rezultatyvių perdavimų atliko nemažai. Šiaip, tarkim, jeigu skaičiuosime praėjusio sezono rezultatyvius perdavimus, tai Tonis Parkeris vidutiniškai jų atlikdavo po 5, nėra labai daug. Bruce'as Bowenas, nuostabi San Antonijaus Spurs komandos ataka ir toliau matome žaidimą į vieną krepšį. Bruce'as Bowenas pelno 4 savo tašką. Pataikymo procentas jo tikrai geras, tačiau nedaug kartų jisai mėgino savo laimę, todėl galbūt labai girti už tai irgi nevertėtų. Žaidėjo 67% taiklumo atakuoja Bruce'as Bowenas. Timas Duncanas atsikovoja kamuolį ir pats jį persivaro į varžovo aikštės pusę. Tonis Parkeris. Daug erdvės paliekama Tony Parkeriui atakuoti varžovų krepšį. Krepšininkas nusprendžia šiek tiek priartėti link jo ir taip pelnyti europietišką tritaškį, kuris čia NBA Europe Live projekte užskaitomas kaip 2 taškai. Ir Tonis Parkeris nenustojo žavėti šis krepšininkas, sakykim taip. Nepatinka tai Gregui Popovičiui. Net nebejoju, jog pamatysime šio epizodo pakartojimą. Puikiai sužaista čia, gynyboje ir labai juokingai puolime. Gimė šliaužioti niekada neskraidys, pamėgino savo laimę paskraičioti Tonis Parkeris ir be abejo pernelyg mažas yra, nors 1,88 cm yra krepšininkų, kurie nesunkiai krauna kamuolį tokiu ūgio, kur kas sėkmingiau. Tonis Parkeris žaidžia štai taip. Reabilituojasi jisai iš karto ir prieš save, ir prieš trenerį, ir prieš čia visus susirinkusius aistruolius po nepavykusio dėjimo. Gerai, kad ir traumos dar nepatyrė Tonis Parkeris, nes taip mėginant įkrauti kamuolį, mačiau, jog susigrėbė už nugaros jisai. Su tokiais dėjimais galima gauti rimtą traumą ir vėliau reikės labai jau ilgai stebėti draugų žaidimą nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Įsidrąsina Tonis Parkeris, imasi
iniciatyvos ir ne visada jinai pasiteisina. Vilis Bainamas jau varžovo aikštės pusėje. Jo, gražus reidas ir 2 taškai. Emanuelis Žinobilis jau varžovo aikštės pusėje. Palaukia, kol grįš į gynybą ir Vilis Bainamas. Timas Dankanas. Emanuelis Žinobilis iš vidutinės distancijos, netaiklus metimas. Dar vienas Bainamo prasiveržimas, na. Pirmą kartą tenka stebėti man šio krepšininko žaidimą ir jau turbūt galima susidaryti įspūdį, jog nėra jisai toks geras atakų organizatorius kaip krepšininkas, kuris drąsiai ir iki pat galo veržiasi po varžovų krepšių. Šiuose rungtynėse San Antonijaus Spurs gynyba jam yra sunkiai labai įkandama. Tonis Parkeris vadinamas ant atsarginių žaidėjų suolelio ir būtent todėl dabar aidi šios ovacijos skirto šiam krepšininkui. Simas Jasaitis iš toli, netaiklus metimas. Priversti dabar jau grįžti į gynybą. Tel Avivo Maccabi. Žakas Vonas pasirodęs aikštėje. Jisai žemė Tonio Parkerio poziciją. Maikas Finlis taip pat pasirodė aikštėje ir jisai pakeitė kitą San Antonijaus Spurs žaidėją, būtent Maiklas Finlis. Dabar atkovoja kamuolį, na, o Žanas Vonas persvaro kamuolį į varžovo aikštės pusę. Dankanas. Prieš į Jamie Arnoldas. Žakas Vonas. Nevykusi San Antonijaus Spurs komandos ataka. Simas Jasaitis galėtų pamėginti verštis lietuvis prieš Maiką Finlį. Nusprendžia to nedaryti ir dabar su kamuoliu Rodney Buffordas, netaiklus metimas, kamuolys Maiko Finlio rankose. 2 kartai iš eilės šiam San Antonijaus Spurs komandos veteranui pavyksta atsikovoti kamuolį po netaiklių varžovų metimų ir dabar San Antonijaus Spurs krepšininkai prašo pertraukėlės. Allez, supporters, nous avons 2 heureux candidats qui sont prêts à faire courir pour leur brancher dans cette animation Adidas Shootout. Le premier candidat représente la rangée F, numéro 6, et le second, la rangée G, et numéro 26. À mon top départ, chaque participant doit shooter le différents endroits du parterre afin de totaliser le plus grand sport. Le candidat reçoit 1 point pour un tir à l'intérieur et 3 points pour un shoot à l'extérieur de la ligne des 3 points. Les candidats doivent forcément shooter dans un endroit différent à chaque fois. Attention, participants, êtes-vous prêts? 1, 2, ready, go! Allez, c'est parti! Et on compte, hein, bien sûr, bien entendu. On s'enseigne, on fait un petit peu ouvert, à notre gauche. Ah, ça y est, on a maintenant l'égalisme de l'autre côté. Nous encourageons les joueurs. Encore un point, on a pris la médaille. Dominuoja aikštėje San Antonijaus Spurs komanda ir matėme pačius gražiausius antrosios rungtynių pusės žaidimo epizodus. Nebuvo mums parodytas Tonio Parkerio epizodas, kai krepšininkas mėgino įkrauti kamuolį iš viršaus. To padaryti nepavyko ir visą tai atrodė šiek tiek juokingai. San Antonijaus Spurs komanda prieš įstojant į NBA lygą rungtyniavo Dalase ir tada komanda vadinosi Capitals. Spurs ekipa NBA lygoje debiutavo 73 metais. Persikėlė į San Antonijų ir pirmą NBA čempionų titulą San Antonijus iškovojo palyginus neseniai, 1999 metais. Vėliau Spurs 2 kartus tapo stipriausia NBA lygoje, dar 2 kartus, 2003 ir 2005 metais. Kiekvienoje finalo serijoje naudingiausio krepšininko titulas atiteko Timui Duncanui. Jis yra 3 kart naudingiausias finalų MVP ir tuo pasigirti gali vos keli krepšininkai. Jeigu neklystu, tai Shaquilas O'Nealas, Michaelas Jordanas ir berods Magikas Johnsonas. Faute commise par le numéro 9, Jamie Arnold.
Timas Duncanas mūsų ekranuose ir Jamie Arnoldas pažeidžia taisyklės prieš Timą Duncaną. 3 taškus yra pelnęs Jamie Arnoldas, labai prastas jo pasirodymas pagal šį statistinį rodiklį ir vieną iš svarbiausių, sakykime taip, statistinių rodiklių. Jamie Arnoldas, tikimasi, bus vienas iš komandos lyderių, o šiandieną jisai nieko gero nedemonstruoja. Fabricio Oberto pataiso Timo Duncano netaiklų metimą, ir šiandieną Fabricio Oberto puikiai atlieka tą darbą, tai yra pataisydamas komandos draugų klaidas puolime. Jisai ne tik, kad atkovoja kamuolį, tačiau ir rezultatyviai pataiso kamuolį. Vujičičius, krepšininkas, kuris yra pavojingas visoje aikštėje. Europoje jis taip pat sėkmingai gali atakuoti ir nuo tritaškio linijos. Ir Nikola Vujičičius, šiaip jau šiame sezone, ateinančiame Eurolygos sezone, turbūt bus pati ryškiausia Makabio žvaigždė. Skirtingas dar yra įgyję sportinės formas visi žaidėjai ir vieni iš jų turėjo galimybę atsipūsti ir vasarą praleisti laisvai, kiti turėjo atstovauti savo šalių nacionalinėms rinktinėms, taigi daryti kažkokių tai išvadų, kategoriškų išvadų apie vienus arba apie kitus krepšininkus, apie komandas dar tikrai negalima. Jamie Arnoldas. Neblogas sumanymas, tačiau išpildymas jo buvo nesėkmingas ir Briusas Bovenas dabar Žakui Vonui. Fabricio Obertas, Timas Duncanas ir Michaelas Finlis. Toks penketukas San Antonijos Spurs komandoje. Ne vienas partija, buvęs Vilniaus Lietuvos Ryto komandos vyriausiasis treneris. Timas Duncanas sėda ant atsarginių žaidėjų suolelio. Žinoma, Timą Duncaną supa tikrai daug kitų talentingų krepšininkų. Tai ir Tonis Parkeris, ir Emanuelis Žinabilis, ir Bena Udrichas iš Slovenijos. Krepšininkai, kurie negimė ne Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir tai yra viena iš kosmopolitiškiausių komandų NBA lygoje, San Antonijos Spurs klubas. Ir matome, jog jo žaidimo stilius tikrai skiriasi, tarkim, jeigu lyginsime jį su Philadelphia 76ers klubu. Galbūt kiek mažiau nuo San Antonijaus žaidimo stiliaus skiriasi Los Angeles Clippers ekipa, ir Phoenix Suns komanda propaguoja kitokį krepšinį nei San Antonijos. 62-44, toks rezultatas. Jamie Arnoldas gražiai užbaigė Maccabi komandos ataką, tačiau ir toliau persvara, kurią yra įgijusi San Antonijaus komanda, yra triuškinanti. Žakas Vonas, Briusas Bovenas, jo gražus prasiveržimas ir 2 taškai, 64-44, 20 taškų pranašumas. Itin nepastebimas ir Simas Jasaitis antroje rungtynių pusėje. Nikola Vujičičius dar kartelį iš tos pat vietos, iš kurios pelnė paskutiniuosius savo taškus. 64-46. Dūsta toje kietoje San Antonijaus gynyboje Tel Avivo Maccabi krepšininkai. Jie per kone 30 minučių yra pelnę vos 46 taškus. Robertas Gori, netaiklus jo metimas, suteikia šansą varžovams kiek labiau ištirpdyti įtikinamą NBA komandos pranašumą. Vujičičius suranda Simą Jasaitį, Jasaičio metimas iš toli netaiklus, atkovoja kamuolį Žanas Vonas ir Briusas Bovenas jau varžovo aikštės pusėje nepavyksta sugriebti naujojo spaudant kamuolio, su kuriuo bus rungtyniaujama NBA lygoje. Ir čia skelbiama minutės pertraukėlė. Maccabi krepšininkus kaip lygų su lygiais kautis prieš taip vadinamos stipriausios pasaulio lygos atstovus. Tel Avivo Maccabi komanda šiandieną atrodo gerokai silpnesnė. Šiaip šis klubas yra vienas galingiausių senajame žemyne ir Tel Avivo
Maccabi Izraelio čempione tapo net 45 kartus iš 51. Komanda 35 kartus iškovojo Izraelio krepšinio taurę. Maccabi 5 kartus tapo geriausiu Europos klubu ir 6 kartus tenkinosi vicečempiono titulu. Tikrai šie skaičiai daugiau yra neįspūdingi ir tik tai patvirtinantis tuos žodžius, jog Izraelio klubas yra vienas garsiausių visų laikų Europos krepšinio istorijoje. Michaelas Vindis. Taiklus jo metimas, gražus, greitas ir 66-48. Toks rezultatas dabar dega švieslentėje. Laiko, kiek yra likę, matome, jog neturime galimybę žinoti ir jeigu pasižiūrėsite virš krepšio, taip pat nedega laikas, turbūt yra kažkokios tai problemos su laiku. Ten, kur dega ir 24 sekundžių laikas ir rodo, kiek laiko lieka iki pabaigos. Kažkokios tai problemos su rungtynių laikrodžiu ir mes taip pat sužinosime apie trečiojo kėlinio pabaigą tik tai tada, kai įvyks kiek ilgesnė nei minutės pertraukėlė. Jamie Arnoldas 11 taškų ir 3 asmeninės pražangos. Fabricio Oberto, baudų metimai visi žinom, puikiai nėra stiprioji pusė šio krepšininko. Čia jisai labai sėkmingai, matome, realizuoja pirmąjį. Ir visai netrukus turės galimybę pelnyti ir dar vieną tašką komandai. Deja. 67-50, toks rezultatas po to, kai Fabricio Oberto apsilankė prie baudų metimo linijos. O šiaip baudų metimus NBA sezone Fabricio Oberto metė 47% taiklumu. Čia tiem, kurie suabejojote, jog Fabricio Oberto yra prastas baudų metikas. Sėkmingai žaidžia Tel Avivo Maccabi krepšininkai ir jiem pavyksta sumažinti skirtumą iki 15 taškų. Tiesiog kaip prostovinčius, kaip žinot, kai mokaisi vairuoti automobilį, reikia įveikti tokias kliūtis. Tai lygiai taip pat dabar panaši situacija Emanuelis Žinabilis. Nuvairavo link varžovų krepšio ir be didesnio vargo pelnė 2 eilinius savo taškus. Jisai yra trečias pagal rezultatyvumą San Antonijaus komandoje. Fabricio Oberto tikrai sėkmingai kaunasi dėl atšokusių kamuolių tiek po savojų, tiek po varžovų krepšių. Priverčia ir pažeisti taisyklės karts nuo karto šis krepšininkas oponentus, ir pats yra užsidirbęs 3 asmeninės. Emanuelis Žinabilis degina laiką, galima suprasti, jog netrukus pasibaigs trečiasis kėlinys. Bent jau toks būtų mano spėjimas. Iš to vaizdo, kurį matome aikštėje, Robertas Gori, gražu ir miela. Tolimas, sudėtingas metimas. 3 taškai ir skuba krepšininkai užbaigti dar vieną ataką. Ta padaryti pavyksta San Antonijaus Spurs komandai gražiai. 74-52 baigėsi trečiasis kėlinys ir baigėsi jisai tikrai labai gražiai. San Antonijaus Spurs komanda nešioja Tel Avivo Maccabi kaip tik tai nori ir kur tik tai nori. Maccabis visiškai atrodo beviltiškai, ypač trečiajame kėlinyje. Ir šiek tiek gaila, kad nėra tos intrigos šiuose rungtynėse. Iš kitos pusės turime galimybę pamatyti, kaip žaidžia NBA komanda ir kaip rungtyniauja iki sezoninėse varžybose Nevenos Magijos vadovaujamas Tel Avivo Maccabi. Nevenas Magija turi idealią galimybę pamatyti, ką tai reikia tobulinti jo vadovaujamos komandos žaidime. San Antonijaus Spurs krepšininkai pradeda paskutinį kėlinį 74-52, ir tikėsimės bent jau ketvirtajame kėlinyje išvysti lygiaverčių varžovų dvikovą. Francisco Elsonas netaiklus jo metimas ir dabar jau taisyklės pažeidžia, mėgindamas išmušti kamuolį 20-asis numeris Emanuelis Žinabilis, arba tiesiog Manu, taip jį vadina Jungtinėse Amerikos valstijose. Rodney Bufordas, Jamie Arnoldas, Nikola Vujčičius, Jotamas Galperinas ir Lijoras Elijahu. Toks penketas rungtyniauja Maccabi gretose. Komanda atsilieka 22 taškų skirtumu.
Robertas Horry, Francisco Elsonas. Michaelas Finglis sėda ant atsarginių žaidėjų suolelio ir vietoje jo pasirodo Brentas Barry, Žakas Vonas bei Emanuelis Žinabilis. Toks penketas San Antonijos Spurs komandos gretose. Jei neklystu, Jamie Arnoldas pataiko metimą iš po varžovų krepšio, sumažinę skirtumą iki 20 taškų. Na ir dabar Izraelio klubas turėtų pasistengti apsiginti nuo šios San Antonijaus atakos. Kuo toliau, tuo sudėtingiau darosi komentuoti įvykius aikštėje, nes kaip Proskovičius tiesiog nardo ir žaidimo gynyboje absoliučiai jokio nedemonstruoja Maccabi komanda. Kartais pavyksta jiems, štai kaip ir šiame epizode, sužaisti įspūdingai puolime, atiduoti gražius perdavimus ir pelnyti taškus, tačiau tai yra labai reti epizodai ir komanda jau per vos ne 40 minučių yra pelniusi 56 taškus. Ir tikrai Maccabis nežaidžia antrąją sudėtimi. Matėme, jog ir Willy Bainomas, ir Jamie Arnoldas, visi kiti pagrindiniai Maccabi žaidėjai praleidžia pakankamai daug laiko aikštėje, tačiau jiem nieko gero nepavyksta padaryti. Dabar prieš Šaroną Šasoną pažeidžia taisyklės Robertas Horry. Visai neseniai jisai pelnė pirmosius savo taškus, trečiojo kėlinio pabaigoje pataikė tolimą metimą. Na ir Robertas Horry sėda ant atsarginių žaidėjų suolelio. Vietoje jo matome Matą Bonnerį, trečius metus NBA lygoje rungtyniausianti, sakykime taip, nes NBA čempionatas dar neprasidėjo, jis prasidės visai neužilgo, spalio 31 dieną. San Antonijus turėtų pradėti savo pasirodymus ilgame ir varginančiame NBA čempionate. Matas Bonneris yra San Antonijaus klubo naujokas ir jam 26 metai. Bonneris su kamuoliu, grąžina kamuolį Ginobili, prieš Ginobili Rodney Buffordas. Klysta dabar perduodamas kamuolį Emanuelis Žinobilis, proga sumažinti varžovų pranašumą. Yra suteikiama Maccabi žaidėjams Vujčičius ir dabar pats Vujčičius atakuoja, sakykim taip, nuo europietiško tritaškio. Žinoma, šiose rungtynėse būtų užskaityti 2 taškai, tačiau net ir jų pelnyti nepavyksta. Brentas Barry, taiklę ranką turi šis žaidėjas ir nuo seno jisai garsėja savo tolimais metimais. Kaip tik dabar turėjome puikią progą įsitikinti, kaip atakuoja krepšį Brentas Barry iš tolėliau. Emanuelis Žinobilis nepatenkintas ir nenori sutikti su šiuo rungtynių arbitrų sprendimu. Rodney Buffordas buvo stabdomas ne pagal taisyklės, na ir tai yra vos antra asmeninė Emanuelio Žinobilio pražanga šiuose rungtynėse, 10 taškų Žinobilis yra pelnęs, Evanas Pagija. Šiandieną nieko jo auklėtiniai stebuklingo nerodo ir tai turbūt taip pat galima sakyti, jog Popas pranoksta Evanas Pagija, matome tikrai gražų ir su idėja, su mintimi San Antonijaus žaidimą ir tokį, sakykime, tiesmuką Maccabi pasirodymą. Žakas Vonas. Gražu Žaną Voną pasiveržimas ir Žakas Vonas pelno dar 2 taškus, 80-59. Žakas Vonas, kaip minėjau, taip pat yra San Antonijaus Spurs komandos naujokas, na ir matome, jog jam arteinančiame sezone teks antrojo įžaidėjo vaidmuo. Tas krepšininkas gali labai sėkmingai, matome, pakeisti Tony Parkerį. Nuostabus Žako Vono perdavimas Francisco Elsonui. Elsonas kala kamuolį iš viršaus ir tai daro, sakykime taip, labai elegantiškai Nikola Vujčičius. Sudėtingas metimas pasiekė tikslą, Francisco Elsonas nesugebėjo dabar apsiginti ir kur kas drąsiau jaučiasi Vujčičius, kai jį dengia ne Timas Duncanas, o kitas San Antonijaus aukštaūgis Francisco Elsonas. Beje, reikia priminti tiem, kurie
galbūt nežinojo ar buvo primiršę, jog šioje komandoje šiemet galėjo žaisti, kalbu aš apie San Antonijaus Spurs klubą, ir Robertas Javtokas. Atrodytų jau viskas buvo sutarta, tačiau Javtokas nesulaukė tokio gero finansinio pasiūlymo iš San Antonijaus Spurs komandos. Kaip pats Robertas kalbėjo, tai yra viena didžiųjų jo svajonių žaisti NBA, bet kai kur kas pelningesnį pasiūlymą pateikė Panathinaikosas, jisai tiesiog neturėjo kito pasirinkimo ir iškeliavo į Graikiją. Ir su Panathinaikosu šiemet sieks iškovoti Eurolygos nugalėtojų titulo. O kitoks rezultatas Panathinaikos komandoje turbūt bus vertintas tik tai kaip blogas. Visi žinome, jog finalinis Eurolygos ketvirtas vyks Graikijoje, Atėnuose, ir Panathinaikos komanda yra užsibrėžusi vieną vienintelį tikslą – tapti čempione. Ta patį galima pasakyti ir apie Olimpiakoso klubą, ir apskritai teko girdėti iš vieno klubo vadybininko, kuris gerai išmano, tarkim, tą virtuvę, sakykime, europietišką Panathinaikose. Šiaip visi žaidėjai, absoliučiai visi, uždirba daugiau nei $1 milijoną. Nežinau, kiek tuose žodžiuose yra tiesos, tačiau sutikite, jog jeigu taip yra iš tiesų, tai įspūdingus biudžetus šiais metais yra sukaupusios ir Olimpiakos, ir Panathinaikos, ir daro viską, kad komanda pasiektų Eurolygos finalą ir jame triumfuotų. Bus labai įdomu stebėti ir Eurolygos čempionatą. Daug lygių komandų, daug pretendentų, sakykime taip, į Europos nugalėtojų titulą. Ir tokia yra Maccabi komanda, kuri, kaip minėjau, šiemet yra pasikeitusi, gerokai pasikeitusi. Maccabis 2003 ir 2004 metais puikiai žaidė 2003-2004 metų sezone. Iškovojo Eurolygos čempionų titulą. Atsimenam ir įspūdingas, nepamirštamas Maccabio rungtynes prieš Kauno Žalgirį, po kurių tiesiog, tikrai per tikrą stebuklą Maccabis pateko į finalinį ketvirtą. Atrodytų, pamatėme tiesiog neįtikėtiną dalyką, tačiau tuo ir žavus krepšinis, jog jame niekada negali būti tikras, ką pamatysi. Ir praėjusiame sezone Maccabis turėjo pripažinti Maskvos CSKA komandos pranašumą. Nematėme šiandieną vieno iš tų įsimintinų rungtynių prieš Kauno Žalgirį stebukladarių. Kalbu apie, žinoma, Deriką Šarpą, kuris ir šiemet gins Tel Avivo Maccabi komandos garbę. Taiklus Mato Bonerio metimas, neblogą įspūdį palieka per tas kelias minutės, kurias praleidžia aikštėje šis San Antonijaus Spurs komandos naujas aukštaūgis, ir gynyboje jisai gan kietai mėgina dengtis, ne visada jam pavyksta apginti savo krepšį, kai ir šiame epizode Elijahu pelno savo 8-ąjį tašką. Tonis Parkeris pasirodo aikštėje, 7 minutės 25 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Rodnis Bufordas iš vidutinės distancijos. Netaiklus metimas, kamuolys Mato Bonerio rankose, pats krepšininkas jį kiek įmanoma ilgiau varosi, ir dabar galų gale jau jis pagrindinio San Antonijaus Spurs komandos žaidėjo Tony Parkerio rankose. 2-2 su Duncanu. Nepažeidžiant taisyklių pavyko apsiginti Maccabi komandai, ir tai yra vienas iš retesnių epizodų, kai šiai komandai pavyko apsiginti, ir apsiginti jai pavyko tik tai todėl, jog turbūt nesugraibė gerai, pakankamai gerai kamuolio Tonis Parkeris. Emanuelį Ginobili pakeitė Michaelas Finlis, ir nuolat keičia krepšininkus tiek vienos, tiek kitos komandos treneriai. Galbūt tai dažniau daro NBA klubo vyriausiasis treneris Gregas Popovičius. Halperinas pataiko 2 taškus. Įmeta 2 taškus ir sumažina San Antonijaus Spurs komandos pranašumą iki 17 taškų, 84-67. Duncanas. Prieš jį Janivas Grynas. Duncanas iš vidutinės distancijos. Netaiklus metimas, atkovoja kamuolį dabar jau Šaronas Šasonas.
Jotamas Galperinas ir Janivas Grynas. Prieš Timą Duncaną bus labai sunku. Susikūrė savo progą ataką Janivas Grynas, tačiau sėkmingai užbaigti jos jam nepavyko. Brentas Berry, laisvas prie tritaškio linijos. Negalima taip elgtis. Nebuvo pažeista vidurio taisyklė. Vidurio linijos taisyklė ir San Antonijaus Spurs krepšininkai tęsia savo ataką. Timas Duncanas vėl 2-2 su Toniu Parkeriu. Ir dar vienas Timo Duncano mėginimas, labai panašus metimas. Tikslo jis nepasiekė ir skirtumas nesikeičia. Janivas Grynas gražus, jo perdavimas komandos draugui, na ir galų gale Lioras Elijahu. Prasiveržimu pelno 2 taškus, 10-asis Lioro Elijahu taškas, 15 taškų skiria komandas. Michaelas Finley su kamoliu. Timas Duncanas prieš Janivą Gryną. Trečias kartas nemeluoja ir dabar matome, jog Thierry Henry mieliau leidžia laikas kalbėdamasi su buvusioje Tonio Parkerio drauge. Eva Longoria, 2 taškai skaitomi ir dar skiriama pražanga vienam iš San Antonijaus Spurs krepšininkų. Timas Duncanas, 21 numeris buvo parodytas, taip ir yra. Šaronas Šasonas dar mes vieną baudos metimą. Na ir įdomu, ar Thierry Henry... Ne, greičiausiai, kad ne. Thierry Henry turi žmoną, taigi įtarti jų kažkokiais tai neiškiais dalykėliais kartu su Eva Longoria turbūt būtų nuodėmė. Janivas Grynas prie baudų metimo linijos, 4 minutės 48 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Nuo pat pirmųjų rungtynių minučių. Štai toks susimastęs yra Nevenas Pahija. Na, šiaip jisai, kiek teko stebėti, būna susimastęs ir kai jo auklėtiniai laimi, tačiau šiandieną turbūt jo nuotaika nėra itin gera. 4 taškai Janivo Gryno sąskaitoje. Nelabai daug ir savo tą kuklų taškų kraitį turi galimybę krepšininkas iš Izraelio padidinti dar 1 tašku. Taip ir yra. 26 metų Janivas Grynas savo sąskaitą įsirašo 5 tašką, 86-72. Na, turbūt jau nieks net nebejoja, jog San Antonijaus Spurs komanda iškovos pergalę šiuose rungtynėse. O jeigu neįvyks koks nors stebuklas ir situacija kardinaliai nepasikeis aikštėje, taigi dar galime vieną pergalę įrašyti kovoje, kur, jeigu skaičiuosime, kiek pergalių pasiekė Europos komandos žaisdamos prieš NBA ir atvirkščiai. Rezultatas po šios San Antonijaus Spurs komandos pergalės turėtų būti 4-2. Barcelona ir Maskvos CSKA. Tai yra 2 vieninteliai klubai, kurie sugebėjo nugalėti NBA atstovus. Barsa tai padarė pirmoji, matėme tiesioginę tų rungtynių transliaciją per TV1. Na ir mano akimis tai buvo pačios gražiausios rungtynės, kuriuose buvo apstu emocijų ir be abejo kur kas įdomiau stebėti tokį mačą, kai ten nežinai, kaip pasibaigs rungtynės iki pat jų pabaigos. Pamename ir tas kelias techninės, kurios tik tai dar labiau nupasakoja apie karštas rungtynės NBA Europe Live projekte, kai žaidė Barsa prieš Philadelphijos 76ers. Na ir vakar Maskvos CSKA komanda tiesiog nušlavė Los Angeles Clippers ekipą, kuri nieko negalėjo prieš pastatyti Eurolygos čempionams, stipriausiai senojo žemyno komandai. Los Angeles Clippers komanda mes jau nebematysime projekte NBA Europe Live. Gražiai žaidžia Tonis Parkeris, gaila, kad jam nepavyko užbaigti šios įdomios atakos, nepavyko pataisyti jo netaiklaus metimo ir komandos draugams. Na, o čia Rodnis Bufordas, 2 taškai, 87-74, 13 taškų skirtumas. Na, kaip ir įprasta, kai NBA klubai pirmauja, kažkaip jie atleidžia tas vadeles ir leidžia europiečiams prisivyti juos. Tai buvo ir kai žaidė Clippers prieš Chimki, tai buvo panašiai ir kai žaidė Phoenixas prieš Romos Lotomatiką. Matas Boneris.
Brentas Berry užmina ant šoninės linijos ir San Antonijaus komanda į savo sąskaitą įsirašo klaidą. Aš galvoju, kasgi čia džiugina tuos aistruolius, o čia Phoenixo Coyotes pasirodo liūdintiems tiems, kurie nėra itin patenkinti tuo vaizdu, kurį mato stebėdami šios rungtynės. Mėgina kitais būdais pakelti susirinkusių aistruolių nuotaiką. Stebint šią transliaciją, tai atrodo gan keistai, na, štai visai kitas reikalas, kai mes matome, kodėl dabar čia stūgauja visi susirinkę aistruoliai. Tonis Parkeris. Jeigu man leistų rinkti patį geriausią krepšininką šių rungtynių, net nebejodamas iš karto pasakyčiau, jog tai yra Tonis Parkeris. Michaelas Finlis, gražus perdavimas ir lengvi 2 Mato Bonerio taškai. Įspūdingai sužaidė visų pirma Michaelas Finlis. Didina savo pranašumą iki 15 taškų. Simas Jasaitis dar pasirodys šios dienos rungtynėse. Galbūt lietuviai pavyks ką nors įdomesnio nuveikti. Simas Jasaitis buvo ilgą laiką rezultatyviausias ir, manau, tokiu ir išliko Tel Avivo Maccabi komandoje. Tonis Parkeris nutarė nesidalinti kamuoliu su Michaelu Finliu, kuris stovėjo laisvas prie tritaškio linijos. Sakykim taip, nepadarė jisai grubios klaidos, išprovokavo varžovų pražangą ir mes krepšininkas 2 baudos metimus po to, kai pasibaigs minutės pertraukėlę. Taisyklės pažeidė Šaronas Šasonas. Il a été 4 fois meilleur shooter de la NBA, important de la grâce, du style et sa signature avec ses mains exceptionnelles à la NBA. Ce monsieur, 9 fois All-Star NBA, détient le record pour le plus grand nombre de points marqués en un quart temps avec un score de 33 et il est l'un des plus impressionnants joueurs dans toute l'histoire de la NBA. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, la célébrité George E. On the sideline when we're in push. Push in the middle. Okay? On the mush. If it's a shooter that's setting the pick and you're the big guy pushing. Messieurs, le jeu prend. Il reste 2 minutes à jouer. 77 points pour Maccabi. 89 pour Spurs. Tonis Parkeris prie baudų metimo linijos 2 minutės 21 sekundė lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Nuo pat pirmojo kėlinio vidurio įgijo solidžią persvarą San Antonijaus Spurs krepšininkai ir jos nebepaleido iki pat rungtynių pabaigos. Taigi drąsiai galima sakyti, už tikrintą pergalę iškovojo
NBA klubas nugalėjo vieną galingiausių senojo žemyno atstovų, tačiau, na, stebint Maccabi žaidimą, bent jau, jeigu kalbėsime apie šią akimirką komandų įgytą sportinę formą, kur kas geriau atrodo ir Maskvos CSKA, ir Barcelonos komandos. Visos šios ekipos pretenduoja tapti Eurolygos nugalėtojomis ir artėjančiame sezone, kuris taip pat visai netrukus startuos. 91-80 pavyksta Šaronui Šasonui sumažinti skirtumą. Pražanga dabar. Francisco Elsonas pažeidžia taisyklės puolime ir galimybė dar labiau sušvelninti 11 taškų pranašumą. Gregas Popovičius nepraleidžia galimybės dar padiskutuoti su rungtynių arbitru. Būt nelabai noriai sutiko šį sprendimą vyriausiasis San Antonijaus Spurs komandos treneris Simas Jasaitis, matome aikštėje, ir jis kartu su Vili Bainamu, Šaronu Šasonu, Lijoru Elijahu mėgino rezultatyviai užbaigti ataką, to padaryti nepavyko. Lieka mažiau nei pusantros minutės. Matas Boneris, Ventas Berry. Matas Boneris iš toli, taiklus metimas. Na, man naujiena yra šio krepšininko pasirodymas ir tikrai naujiena labai maloni. Puikiai žaidžia jisai bent jau šiose rungtynėse ir padeda komandos draugams sėkmingai gintis nuo varžovo atakų ir lygiai taip pat sėkmingai užbaigė atakas. Na, o sprendžiant iš paskutinės atakos, Matas Boneris pasižymi ir taiklių metimų. Vadinasi, krepšininkas yra pavojingas visoje aikštėje ir jis yra kur kas universalesnis nei, tarkim, kai kurie kiti aukštaūgiai. Jeigu kalbėsime apie Fabricio Oberto, Fabricio Oberto, manau, žaidžia toje pat pozicijoje kaip ir Matas Boneris, bent jau jų ūgis yra labai panašus. Tonis Parkeris mūsų ekranuose, 27 pelnyti taškai, nebejotina šių rungtynių herojus ir su jo pagalba komanda šiandieną švenčia pergalę. Besibaigiant rungtynėms reikia priminti visiems TV1 žiūrovams, jog dabar mes atsisveikinsime su jumis iki antradienio. Nuo antradienio prasideda pats įdomiausias dalykas projekte NBA Europe Live. Tai yra pusfinalio rungtynės. Maskvos CSKA ir Tel Avivo Maccabi. Matas Boneris, dar vienas tolimas metimas. Nieko sau. 97-82. 10 taškų jau Boneris pelnė. Ir tampa vienu rezultatyviausių rungtynių krepšininkų. Dabar tiesa jam nepavyko padėti komandos draugams stabdyti Tel Avivo Maccabi komandos. Taigi antradienį 7:10 ir 10 mūsų laukia dvi transliacijos ir trečiadienį tokiu pat laiku. Taip pat 7 ir 10. Kitaip 19 ir 22 valandą mes matysime NBA projekto Europe Live pusfinalio kovas ir trečiadienį matysime didįjį bei mažąjį finalus. Pusfinaliuose susitinka vienos geriausių Europos komandų ir kitame pusfinalyje NBA klubai. Phoenix'o Suns ir Philadelphia 76ers sudarys kitą pusfinalio porą. Na ir, aišku, patys turbūt puikiai suprantate, jog į finalą pateks viena Europos komanda. Nebejotinas favoritas pusfinalio, sakykime, yra Phoenix'o klubas. Na ir stebint dabar Maccabi žaidimą, turbūt Europos klubų dvikovoje favoritas yra Maskvos CSKA. Taigi tikrai finalas būtų išties įdomus, jeigu jame susikautų Phoenix'as prieš CSKA. Verta pamatyti tai, ką galima pamatyti labai retai. Tiesa, NBA projektas, NBA Europe Live sulaukė tikrai didžiulio susidomėjimo ir, tarkim, ši Paryžiaus arena taip pat yra sausakimša, nors rungtynės galbūt ir nėra dėl žūtbūtinės pergalės. Lygiai tiek pat žmonių susirinko ir Italijoje, Rusijoje 5000 vietų arena taip pat buvo užpildyta. Na, žodžiu, didelis dėmesys lydi šį projektą ir jau yra net paskelbtos šalis, kuriuose vyks miestai, netgi kuriuose vyks kitų metų NBA Europe Live projektas. Ten atvažiuos kitos komandos. Dabar matome ketvirto kėlinio rezultatą. 32-23 tokiu rezultatu.
Pirmauja Tel Avivo Maccabi, Tonis Parkeris 27 taškai, Timas Duncanas 15, Matas Boneris 10, tiek pat Emanuelis Žinabilis, Fabricio Berto 9. Geriausias pataikymo procentas yra Tonio Parkerio, jis yra įmetęs daugiausia taškų. Jamie Arnoldas, Nikola Vujčičius atitinkamai 15 ir 14 taškų, Simas Jasaitis 11 taškų, taigi tiek pat jisai buvo pelnęs ir po pirmų dviejų kėlinių. Skirtingos dvi rungtynių pusės krepšininkų iš Lietuvos. Jisai buvo neabejotinas komandos lyderis per pirmus du kėlinius ir nepastebimas antroje rungtynių pusėje. Matas Boneris prieš Simą Jasaitį. Atiduoda kamuolį Žakui Ivonui. Ivono metimas besibaigiant atakai skirtam laikui. Kamuolys liečia krepšio konstrukciją ir 97-84. Kažkiek dar turėtų būti likę laiko. 15 sekundžių iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Aveli Bainumas, sudėtingas metimas per Matą Bonerį netaiklus, lieka dar 5 sekundės, na ir rezultatas nesikeičia. 97-84, kur kas galingesnė, stipresnė ir verta labiau pergalės atrodė šios transliacijos metu San Antonijaus Spurs komanda, kuri iškovojo užtikrintą pergalę, na ir galbūt net ir rezultatas neatspindi tos įtikinamos persvaros ir to žaidimo, kurį mes matėme nuo pat rungtynių pradžios. Tel Avivo Maccabi komanda, sunku pasakyti, ar dar nėra susižaidusi, ar kokios kitos problemos yra kaltos, jog atrodo, kad San Antonijaus klubas yra visą galvą pranašesnis už Maccabi, nors San Antonijus taip pat tik tai pradeda pasiruošimą naujam sezonui ir lygiai taip pat komanda dar nėra susižaidusi. Tiesa, komandoje žymiai daugiau krepšininkų, kurie jau ne pirmus metus rungtyniauja tarpusavėje. Galbūt tai irgi yra viena iš pagrindinių priežasčių. Maccabis iš esmės yra pasikeitęs, daug naujų krepšininkų ir galbūt jie net taip gerai supranta vienas kitą, kaip tai daro NBA komanda. Šios transliacijos režisierius Gediminas Šapkauskas, rungtynės komentavo Tomas Langvinis. Mes dėkojame Jums už dėmesį ir nekantriai laukiame antradienį ir trečiadienį, kai prasidės pats įdomiausias dalykas projekte NBA Europe Live. Likite sveiki, likite kartu. Viso.